Labas vakaras. Šiandien laidoje Verslios mamos kalbėsime apie mūsų mažuosius. Dažniausiai laidose paliečiame visas temas, kurios yra susijusios su verslu, su verslumu, kaip tapti verslė mama. Tačiau šiandien pasikalbėsime ir apie mūsų vaikų primaitinimą nuo pat mažiausių jų dienų. Ir šiandien mano svečiuose yra Andželika Ivaškė, kuri yra pedagogė ir taip pat jinai kalba labai įdomią temą BLV primaitinimo metodas. Būtent socialiniuose tinkluose. Tai labas, Andželika. Labas, Katažina. Labai smagu, kad atvykai ir tikiuosi, kad labai naudingai šiandien pakalbėsim ir papasakosim mums, kas yra tas BLV metodas, iš kur jisai atsirado, kaip reikia juo naudotis ir ar tai nėra pavojinga mūsų vaikų sveikatai. Bet pradėkim nuo pat pradžių. Kažkada atsiradai socialiniuose tinkluose ir ganėtinai sėkmingai ten augi. Nuo ko viskas prasidėjo? Na, tai prasidėjo natūraliai nuo mano pačios mergytės, tai yra mano vaiko. Iš esmės pradėjome mes lygiai taip pat turbūt kaip ir daugelis mamų nuo tų tyrelių, daržovienių ir tiesiog mačiau, kad nesėkmingai. Ir tada sakau vyrui, mes čia kažką ne taip darom. Vieną kartą, antrą kartą sakau, turbūt vis tik tais reikia pasidomėti apie tą BLV, nes iš esmės girdėjau, ten springimas, viskas ir panašiai, iš visų pusių mane va taip, ir aš kažkaip net galvoju, ne tik ne BLV, ir tikrai bijojau viskas, ir man draugė sako, bet tu pabandyk. Jinai man atsiuntė knygą, sako, paskaityk ir pamatysi. Ir nuo pirmų knygos puslapių aš supratau, taip, reik bandyti. Na ir taip prasidėjo, kad galvoju, reikia žiūrėti, kas Lietuvoje, gal kažkas apie tai kalba, daug bus paprasčiau man rasti informacijos ir panašiai. Ir čia susidūriau su problema, kad niekas apie tai nekalba. Ir realiai taip ir yra, iš tikrųjų labai mažai buvo kalbančių tą temą. Ir taip, jeigu prisiminus kokius ten 17 metus ir taip irgi, iš artimos aplinkos turėdama pavyzdžių, tikrai, susidūrėme su ta problema, kad nėra tos informacijos ir reikia ieškoti kažkur užsienyje, kas čia per būdas toks, nes visiems yra įprasta tos tyrelės, košytės ir ten kartais tu užsižaidži net iki 2 metų su tom visom košytėm. Taip. Ir svarbiausia, kad po to mamos ir bijo pereiti prie tų gabaliukų, nes vaikas, ta prasme, jau pagal raidą jisai jau ir kaip ir turėtų jau ir valgyti, ta prasme, ir kietesnį kažkokį maistą, bet tiesiog mamos per baimę neduoda ir viskas. Ir vėluoja kalba netgi, nes viskas tai yra susiję ir net vėluoja kalba su tuo pačiu. Ir tada, supratau, kad reikia man dalintis ir dalinuosi ir taip kažkaip ir kaip nebijojai pradėti, nes iš tikrųjų kartais atrodo, kad tas toks įžengimas į tą socialinį tinklą gali atrodyti labai toks bauginantis ir dar tokia nauja informacija, kaip čia tave supras, ar palaikys, ar kaip jautėsi tuo metu, kai pradėjai? Pačioje pradžioje tai labai daug, labai daug manęs nesuprato žmonių. Ką tu čia, riešutų sviestas tokiam kūdikiu ir panašiai, o aš pasiskaičiusi rekomendacijas, nes irgi buvau žalia ir irgi žiūriu, kad tikrai galima to riešutų kremo tiesiog saugiai jį pateikti. Oi, kaip užpuolė, ką tu čia taip negalima ir panašiai, bet kai pradedi, kuo labiau pradedi gilintis, tuo labiau pradedi tuo dalintis tame Instagrame ir sulauki to tokio, tikrai, gal ir verta pabandyti. Na ir taip ir to palaikymo sulaukiau ir žiūriu, kad ir auga ta mano auditorija. Ir pačioj pradžioje, kai paminėjai, kad sulaukiai tų tokių atgrasių galbūt komentarų, kad kaip čia taip, kaip čia gali vaikui ten tą riešutų sviestą duoti. Ar tavęs tas nenubaugino, kad gal aš nelysiu į tą socialinį tinklą ir nebuvo tokių minčių? Ne, aš tiesiog supratau tuo metu, kad mūsų visuomenė, ta prasme, nėra tos informacijos, nėra jinai pasiekiama ir tiesiog, iš seno, riešutų sviestas, čiagi alergenas didžiausias riešutai. Čia negalima ir, ta prasme, neatsinaujina žmonės informacijos ir puola, ne? Nebuvo daug tų žmonių, bet kelios mamos man parašė, taigi negalima čia, bet sakau, tiesiog argumentuotai pasakai, kad galima, yra jau atlikti tyrimai, kad reikia anksčiau įvesti alergenus ir panašiai ir taip kažkaip ir toliau vedu savo tą Instagramą ir suprantu, kad nebus viskas taip jau labai sviestų patepta ir vis tiek, kad ateis tie žmonės su savo nuomonė. Bet aš visą laiką sakau, aš čia dalinuosi tuo, ką įžvelgiu pati, ką randu kažkokią informaciją ir iš savo patirties. Kam nepriimtina, tai, ta prasme, praleiskit. Kaip ir kiekvienas žmogus, ne? Mes žiūrim, tą patį Instagramą atsidarai, oi, čia nesutinku.
Bet, nu, nejaugi tu kažką ten rašysi labai ten ir plėšys. Žinoma, yra rašančių, bet... Taip. Bet visko pasitaiko. Na ir pradėjo tavo ta auditorija augti. Kaip tuo metu jautėsi, kai jau pamatei, kad ateina tų sekėjų vis daugėja, nes pati pradžia tavo buvo, tu pati nesirodėjai. Tavęs buvo labai mažai, labai buvo daugiau tokių tiesiog patarimų kažkokių įrašų ir tavęs nebuvo. Kuriuo metu supratai, kad tau reikia visgi pasirodyti ir parodyti savo tą asmenybę? Turbūt po mokymų, nes supratau, kad man reikia ne tik tais iš savo pusės, nes, nu, taip pagalvoji, iš kur imtis tos informacijos, kaip vystyti tą Instagramą, ne, atrodo. Ir taip kažkaip sužiūrėjau vienus mokymus, na, ten sako, nu, parodykit save ir panašiai, ir po truputį taip natūraliai kažkaip ir gavosi, kad aš jau rodau ir save, ir savo vaiką labiau gal, ir kalbu daug drąsiau. Dabar jau turiu apie 10 000 sekėjų auditoriją. Tai yra tikrai pakankamai neblogas kaip ir tas rodiklis. Ir tikrai jau tikriausiai sulaukia įvairių pasiūlymų dėl bendradarbiavimo ir panašiai. Kokie tai yra pasiūlymai? Ir kartais būna, kad sulaukia tokių kažkokių visiškai netikėtų ir visiškai nesusijusių su tuo, ką tu veiki. Na, aš sulaukiant kažkokį pasiūlymą visą laiką pagalvoju, ar mano tai auditorijai tai, na, aktualu. Nes kartais, na, pasiūlo, pavyzdžiui, ten kažką reklamuoti ir aš sakau, aš nematau tikslo, nes mano auditorijai čia neaktualu. Labai tikrai atsirenku tas reklamas ir stengiuosi rodyti tai, kas tikrai auditorijai tai mano aktualu. Tas yra tikrai labai svarbu. Ir mes dabar pakalbėkime apie patį tą BLV metodą. Kas tai yra? Nes jau mes užsiminėm, kad tai yra primaitinimas kažkokiais gabaliukais, jau kažkuo įvedimu viso maisto tikriausiai į vaiko racioną. Nuo kada galima pradėti primaitinti šito metodu? Na, iš esmės daug įvairių yra rekomendacijų ir panašiai, bet viskas eina link to, kad vaikui pradėti reikia primaitinimą nuo 6 mėnesių, bet visą laiką sakau, reikia žiūrėti į kūdikio siunčiamus ženklus, nes visi skirtingi kūdikiai, ne? Vienas gabesnis, kitas mažiau gabus ir panašiai. Tai visų pirma į tos ženklus. Tai ženklai būtų tokie, kad visų pirma vaikas turėtų domėtis maistu. Nes mes labai dažnai galvojam, kad aha, domisi jau ten 5 kokių mėnesių, 4 mėnesių jau domisi maistu. Bet iš tikrųjų vaikas tuo metu dar pagal raidą jisai domisi aplinką. Ir kai tu, kaip mama, jeigu tu jam pasiūlysi savo lėkštę ir šaukštą, nu ta prasme, ant stalo stovint, jisai greičiausiai čiups ne maistą, jisai čiups kokią šaukštą ar dar kažką. Ir tai jau nėra susidomėjimas maistu, o domėjimasis aplinka. Bet šalia sėdinti močiutė gali pasakyti, jisai valgyt nori. Reikia vaikui maisto duoti. Taip. Bet aš jau ir pati kažkaip pačioj pradžioj irgi ir šeimoje, na, ta prasme, būnant už didesnio stalo, vis ten ir lašinį reikia duoti. Būtinai, kaip čia be lašinio, visigi su lašiniais užaugom. Jo, ir argumentuotai kalbėjau ir po kokių, nežinau, mėnesio kito aš jau, ta prasme, tvirtai turėjau savo nuomonę ir niekas jau tiesiog nesikišo. Taip. Jau atstovėjau savo tas ribas. Ir, na, grįžtant prie to BLV, tai labai dažnai girdžiu, kad tik gabaliukai, bet iš esmės tas BLV yra apie savarankiškumą, apie tai, kad vaikas turi vadovauti pats savo primaitinimui, nes lietuviškai, jeigu versti, tai čia gaunasi KVP, kūdikio vadovaujamas primaitinimas. Taip. Ir kūdikis, kai vadovauja, na, ta prasme, mums reikia tiesiog jo pasitikėti ir duoti to maisto. Ta prasme, na, saugiai pateikti tą maistą ir leisti jam jau vadovauti, ne? Ir tas BLV ir yra savarankiškumas visų pirma, nes iš esmės tu pastatai saugiai pateiktus produktus ir tiesiog nieko nesakydama, tiesiog pati gali valgyti ir labai rekomenduoju valgyti kartu. Ir stebi, ką tas kūdikis daro. Ir jisai puikiai paima tą čiumpa, ne, kažkokį gabaliuką saugiai patiktą, nešasi iki burnos ir va taip tas BLV ir daromas. Nu, ta prasme, ta metodika ir yra BLV tokia. Ar vaikas neturėdamas dantų, jam tinka šitas irgi primaitinimo būdas, nes nuo 6 mėnesių tikrai ne kiekvienas turi, ten gal vienas kitas gali būti dantukas. Ir mano dukra irgi neturėjo dantų pradėjus ją primaitinti, jinai neturėjo dantų ir puikiai viską jie trina dantenomis ir dar iki šiol ir vakar sulaukiau, va, čia 10 mėnesių mano vaikui, bet jisai neturi dantų, tai bijau ir panašiai. Tai visą laiką sakau, daugiau pasitikėjimo vaikų.
vaikų. O minėjai apie tai, kad reikia saugiai pateikti, tai va būtent ir šitas būdas, primaitinimo būdas nėra pavojingas vaikui, nes kiekviena mama tikrai bijo to užspringimo ir tikrai bijo mes, ne tik kai kūdikiai valgo, bet ir kai vaikai, nes jie tikrai valgo labai chaotiškai dažnai. Ar nėra rizikos užspringti? Matai, kame esmė. Yra ir atlikti tyrimai ir viskas. Jeigu lygint springimo riziką BLV, ir daržovienių, tyrelių, ta prasme, trinto maisto, jinai yra lygiai tokia pati. Labai įdomi šiaip iš tikrųjų, nes atrodo, košytė tai paprastai nuryji, bet gabaliukas kažkoks. Tikrai ne, tikrai yra jinai lygi ir yra, ta prasme, sakau, yra atlikti tyrimai, kad ta springimo rizika jinai yra vienoda. Tiesiog labai svarbu saugiai tai pateikti ir, ta prasme, realiai tiesiog reikia labai gerai pasiruošti. Ir visą laiką sakau, jeigu tiek tyreliam, tiek ir BLV reikia pasiruošti, jeigu ką atspringinti tą vaiką. Na taip, čia yra jau pirmos pagalbos suteikimas. Tikrai reikėtų pasidomėti tiek kursais ir labai rekomenduoti kiekvienam praeiti tos kursus ir tiesiog žinoti, kaip tai reikia padaryti. Ir suaugusių gyvenime jau tikrai kartais gali prireikti. Andželika, labai dažnai būna taip, kad mamos mato, kad vaikas ale nevalgo, sakykime, nevalgo, nenori valgyti ir jos visaip ten bando jį primaitinti. Čia jau nesvarbu, ar košytėm, ar ten būtent gabaliukais, ten tuo normalesniu maistu ir pradeda duoti telefonus, ekranus ir panašiai. Ką tu apie tai manai? Aš aplamai esu prieš visus tos ekranus kaip minimum iki kokių 3 metų, nes tiesiog nervinė sistema vaiko, jai tiesiog to nereikia. Bet kalbant apie maistą, tai čia nereikia toli eiti, tiesiog pagalvokim, kaip mes suaugę su ekranais valgom, ne? Čia, pavyzdžiui, telefonas, mes kažką valgom, nieko nėra. Kaip ir aš čia jaučiuosi nesoti, nepavalgius. Taip, ir atrodo, dar, tai va. Ir pati jau pasakėjai, visų pirma, persivalgymas. Čia yra ir vaikams, ir suaugusiems, tai yra pirmiausia, tu persivalgai. Tu nes nejauti to tokio sotumo, atrodo, aš čia nedaug suvalgiau, dar. Lygiai taip pat ir vaikas. Vaikas negali susikaupti ties valgymu ir ties ekranu. Jis negali, tiesiog jo nervinė sistema neleidžia, smegenys neleidžia ir smegenys pasirenka ką? Telefoną. Aha, vaikas ir, pavyzdžiui, jeigu maitinamas, tai visų pirma persivalgo, nes jis nejaučia to sotumo jausmo, ne? O iš kitos pusės, tai springimo rizika, nes jisai nevaldo burnoj, kas ten vyksta. Visas jo dėmesys yra nukreiptas į telefoną ar televizorių ir panašiai. Ir tada ir kyla tos problemos, kad nevalgo, paimk telefoną, iš karto. Ir tada atrodo, kad kai jungi tą telefoną, tai tu vos ne visą bliūdą gali sumaitinti tam vaikui, bet iš tikrųjų tai yra kaip ir blogai, nes ir tas organizmas, jisai, būtent pilvelis gali ir išsipūsti galbūt nuo to ir tikrai, tokią meškos paslaugą galim pasidaryti. Tiesiog. Taip. Ir aš labai kviečiu tą primaitinimą ir ta prasme aplamai mažinti tą ekranų naudojimą ir kaip sakau, jeigu jau susidurėt su ta problema, tiesiog paimkit ir neduokit tą telefoną arba planšetės arba ten televizoriaus. Tiesiog vieną dieną, jeigu jau su vaiku galima tartis, tai tiesiog susitarkit, kad ne, viskas, tu dabar valgai be telefono ir panašiai, nes mes suaugę brėžiam ribas. Ne vaikas, aš noriu ir panašiai, mes turim brėžti ribas. Kitaip nebus. Bet, pavyzdžiui, o ką daryti to mamom, kurios sako, kad, nevalgo mano tas vaikas? Nevalgo. Tai ieškoti priežasčių, kodėl jisai nevalgo. Ta prasme, čia begalė priežasčių. Ką mes galim laikyti nevalgymu? Nes, pavyzdžiui, tikrai dauguma būna taip, tenka ir girdėti, ir skaityti apie tai, kad, ten kokį kukurūzą pagraužia, dar kažką ten užkanda ir paskui normaliai nevalgo. Tai gaunasi taip, kad tas vaikas užkandžiavimo metu. Taip, užkandžiai labai pakiša koją ir aš visą laiką sakau, iki metų visai jų nereikia. Tikrai nereikia. Yra kitų maistingų patiekalų ir panašiai, kuriuos turi vaikas paragauti, toj pažinimo kelionėje susipažinti su įvairiom konsistencijom ir panašiai. Nereikia kišti nuo 6 mėnesių to kukurūzo, ar ten, sako, vaikišką sausainį, pažiūrėkit sudėti jų. Ir, ta prasme, reikia
kuo mažiau užkandžiauti, ta prasme, iki metų jų visai, sakau, nėra, jie visai nerekomenduoja. O jeigu pakalbėti apie užkandžius, kokie tie užkandžiai galėtų būti sveikiausi, nes, na, tikrai, kaip ir pati minėjai apie tuos sausainius, na, dauguma būtent kažkodėl tą gaidelį bando įkišti vaikams, bet kodėl būtent tą gaidelį, iš tikrųjų, jo sudėtis tai yra, nu... Na, iš tikrųjų, aš visą laiką sakau, žiūrėkit sudėtį. Bet koks, ta prasme, ateini į parduotuvę, na, pavyzdžiui, dažniausiai, nu, čia jau marketingas eina, bet vaikiškas ten batonėlis kažkoks. Atverskit kitą pusę, pasižiūrėkit sudėtį. Ir dažniausiai rasit sirupus, čia yra cukrus. Jo nereikia vaikui, ne? Ir, nu, sakau, visą laiką skatinu žiūrėti sudėtį, skaityti sudėtį. Ir aš pati išmokau skaityti sudėtį, būdama mama, daug labiau negu būdama, nu, ta prasme, negu neturėjau vaiko. Tai, o tie užkandžiai tai įvairūs, tikrai. Mano tėjos buvo pirmi užkandžiai, tai garinti brokoliai, jėtus kaip patiko, atrodo, aš jau galvoju, na, brokoliai tai jau tikrai nepatiks, jėtus kaip jinai valgė juos. Na, mes pasirenkam tos užkandžius ir mes juos duodam. Tai ko sveikiau, to geriau. Na, tas tai tikrai. Anželika, dirbi mokytoja. Ar galėtum papasakoti taip pat, su kokiom problemom dabar susiduri žiūrėdama į vaikus? Kokie tie vaikai yra dabar, kokia ta karta dabar auga? Na, aš dabar dirbu su pačiais mažiausiais. Tai... Nu, čia viskas ir prasideda. Taip. Nu, čia visos problemos. Na, taip. Tai išvelgiu labai, ta prasme, jau ir su tėvais kalbu apie tai, apie stambėją motoriką, mes labai pamiršom stambėją motoriką. Kas tai yra? Stambėja motorika čia yra kūnas. Mūsų kūnas, mūsų, kaip čia paaiškinti, mūsų koordinacija, žodžiu, viskas, kas susiję su judėjimu. Smulkioji tai čia jau labiau rankos, ne? O stambioji viskas, kas susijęs su judėjimu, nes tikrai pamiršta ir atrodo, vat, iki 3 metų labai svarbi ta sritis, bet mes pamirštam. Tai vat, nu, ta tokia problema yra ir reikia ją, ta prasme, su ją Turėjome dirbti. Kad vaikai per mažai juda, būdami tokio amžiaus? Juda gal jie ir nemažai, ne, būdami ypatingai laukia, nes dažniausiai gal namie tai mažiau judi ir panašiai, bet retas turbūt iš mūsų vaikų namie turi, pavyzdžiui, krepšinio stovą. Arba retas, kuris gali spardyti kamuolį, ne? Va tokius dalykus. Buvo žiema, laukia kažkiek ten pajudėjo, ką grįžtant namo tas vaikas daro. Tai turim dirbti su stambėja motorika. Na, čia tik mano įžvalgos tokios, bet tikrai pastebėjau tą tokį dalyką ir dabar va dirbant tikrai irgi daug tėvų gavo iš manęs rekomendacijų kreiptis pas kineziterapeutę, kalbėti, nu, ta prasme, tikrintis, žiūrėti, nes iki 3 metų tai yra labai svarbu. O jeigu mes kalbėtume apie tai, kad, na, vaikai yra šiaip patys atviriausi ir jie tikrai, na, gali išpasakoti tau absoliučiai viską, ką namuose girdi ir panašiai. Kokių esi girdėjusi tokių gal linksmesnių istorijų, nes aš įtariu, kad, na, gali sulaukti įvairių pasakojimų. Ką tokio juokingo esi girdėjusi, būtent ką vaikai atsineša iš namų? Aš kažkaip dar taip ir galvojau, kad kažkoks klausimas toks bus, tikrai galvojau. Ir visą laiką, kai ir šeimoje kažkas paklausė, ir aplinkoje, tai turiu tokią istoriją, kuri visą laiką juokingiausia. Iš tų visų istorijų tai buvo taip, kad vaikai žaidė, na, jie dažnai labai mėgsta žaisti su virtuvėlėje, ne? Ir taip žaidžia, mes taip stebim su kita mokytoja. Ir taip vienas vaikas ateina, turi tą puodelį ir jisai taip, pakelkim už gerą šeimininką. Mes tuo metu tiesiog, na, va, tokias emocijas išryškė ir mūsų veidai, na, tiesiog nesusilaikėm. Na, taip, na, ką mato, principė, tą ir atsineša iš namų. Taip. Ar esi turėjusi kažkokių situacijų, kurios tave tiesiog išmušė iš vėžių, būtent dirbant mokytoją, ar tiesiog, nežinau, gal kažkokia sudėtingesnė su vaiku kažkokiu, kuris turi tam tikrų kažkokių, gal, na, nėra toks kaip visi? Na, iš tikrųjų jau daugiau kalbama apie raidos sutrikimų turinčius vaikus, tai turbūt jie dažniausiai, na, ta prasme, ne tai, kad jie išmuša iš vėžių, bet tiesiog mūsų nekompetentingumas išmuša. Ir esu turėjusi tikrai tokių dalykų, kad, nu, tiesiog nežinai, ką daryti.
Bet sakau, labai gerai, kad kai dirbi komandoje, yra toj pačioj ugdymo įstaigoje yra ir psichologas, ir logopedas ir panašiai, tiesiog kreipiesi į juos ir sprendi problemą, kad, ta prasme, jie gali patarti, kalbi su tėvais, kaip jie elgesi, ta prasme, kažkokių ten kritinių momentų ir panašiai. Taip. Taip, susiduriam ir su sunkesniais, ir su linksmesniais dalykais. Kokių turėtum patarimų mamom, kurios laukia to primaitinimo laiko, jau laikas tas ateina, kaip nebijoti pradėti, būtent primaitinti? Paskaityti mano Instagramą. Bet iš tikrųjų tai visą laiką sakau, kad reikia gilintis. Neturėtų tokių paviršutiniškų žinių, bet tiesiog pasigilinti labiau, įsigilinti, kodėl, kaip, kas ir atsakyti savo, ar čia noriu to BLV, ar noriu tyrelį, nors, kaip pasaulio visuomenės sveikatos ta organizacija rekomenduoja nuo 8 jau mėnesių pereiti vis tiek prie tų gabaliukų ir, sakau, tiesiog mes laimim laiką. Anksčiau ar vėliau taip vis tiek reikės vesti. Ačiū tau labai už šios dienos pokalbį, o mūsų žiūrovus tikiuosi, kad neišgąsdino būtent šitas primaitinimo metodas ir tikrai nuspręsite pasidomėti tuo daugiau.